buvo sprendžiami kumščiu per stalą, stuktelint ir pasakant, bus taip, tvarka bus. Gal viena stiprybių irgi šitos parodos, tai tarsi tarpsritiškumas, tai yra ir dailė, ir vizualieji menai, ir scenos menai, tai yra ir muzika, ir teatras, ir šokis, ir kinas, ir videomenas, audiovizualinis menas. Tiesiog jau pakankamai tų tyrimų ir tyrėjų, kurie galėtų skirtingais pjūviais sunešti tą savo žinojimą ir parodyti platesnei auditorijai. Su cenzūra aš susidūriau nuo jaunų dienų, nes aš meną pradėjau daryti studijuodamas Dailės institute ir kai mane iš 5. kurso šalino iš Dailės instituto, aš dar surengiau laisvų piešinių parodą ir rektorius Vincentas Gečas šitą parodą konfiskavo, ją nukabino. Ir po to rodė kai kuriem interesantam mano darbus, moralizuodamas, iki ko gali nukristi menininkas, kai jis nesiklauso savo profesorių, savo dėstytojų. Darbo žaliuos laukuos. Nuo seniausių civilizacijų muzika buvo labai ribojama, kontroliuojama ir cenzuruojama, pirmiausia dėl emocinio turinio, kurio raiška buvo siejama su moralė. Bus tikrai labai įdomu išgirsti, sužinoti ir patirti parodos žiūrovų, kokias jų emocijas sukels tos mūsų papasakotos ir perpasakotos istorijos. Man atrodo, šita paroda yra kaip labai reikalinga enciklopedija, be kurios neįmanoma kalbėti nei apie meną, kuris buvo prieš, sakykime, 50 metų, nei apie tą, kuris šiandien. Šauni paroda, turininga, ypač tinkanti tiem žmonėm, kurie dar atsimena tokius dalykus kaip uždraudžiami spektakliai, uždraudžiami filmai, literatūra, muzikos kūriniai.